Bet vienas dalykas labai aiškus. Hukas yra žiauriai svarbu. O jeigu pasirinktumėm dabar, pavyzdžiui, svarbiau video hook pradžioje ar pats turinys, kas seka po to? Ką reiktų daugiau investuoti, kad apgalvoti ten, nežinau, 5 skirtingus kampus, kokį hooką darom ir paliekam tą patį turinį, ar ten imam vieną didelį hooką ir ten, nežinau, turinį keičiam? Aš manau, kad hukas, čia nėra, galutinio atsakymo nėra vieno atsakymo ir į šitus klausimus, nes viską reikia testuoti ir skirtingose temose skirtingi dalykai suveikia ir skirtingos kombinacijos, bet vienas dalykas labai aiškus. Hukas yra žiauriai svarbu ir jeigu nėra huko, sorry, bet nieks nežinos, ant kiek geras tavo video nuo jo vidurio, kažkaip tu turi sudominti ir sustabdyti tą doomscrollinimą žmogaus, gauti tą dėmesio 3 sekundės. Nu ir tada, kai jau gauni tas 3 sekundės, nu tada turi deliverint, žinai, aš jau sustojau, tu turi mano dėmesį, kodėl aš turiu žiūrėti toliau ir nepaleist. Tai ir yra daug skirtingų tų metodų.